Sveiki visi, jūs esate kanale Siūlų terapija, mano vardas Inesa. Šioje dalyje mes toliau nersime meškiuką Beną. Pirmoje dalyje mes jau nusinėrėme galvą, ausis, snukutį, viską prisiuvome, įstatėme akutes, prikimšome. Taigi, šioje dalyje mes nusinersime letenėlės, apatinės, viršutinės, kūnelį, prisiūsim galvą. Padarysim tempimą veidukui. Žodžiu, meškiukas bus pilnai padarytas ir galime pradėti. Pradėsime nuo viršutinių letenėlių. Aš jau vieną nusinėrus, mums reikės 2. Taip. Tai pradėsime nuo, pasidarom žiedą, kilputę. Ir neriame 6 žemus stulpelius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ištraukiame. Taip, dabar didinsime stulpelių skaičių. Taigi, didiname į vieną stulpelį žemą, neriame 2 žemus stulpelius, 1, 2 ir taip iki eilės galo. Taigi, padidinome žemų stulpelių skaičių, dabar eilėje turime 12 ir dabar nuo 3 iki 18 eilės mes ratu nersime po 12 žemų stulpelių eilėje. Iš viso 16 eilių. Tiesiog ratu nusinėrėme letenėlę, bendrai ją sudaro 18 eilių po 12 žemų stulpelių eilėje. Dabar galėsime ją prikimšti. Kaip jums patogu. Aš kadangi jau turiu iš anksto nusinėrus vieną letenėlę, tai jau lyginu pagal ją maždaug. O jeigu jūs nusinėrite tik tai pirmą, tai paskui antrą galėsit jau palyginti, kad maždaug būtų vienodas tas kimšimas. Taip. Nu va, aš manau, kad bus gerai. Ir dabar uždarysim rankytę, letenytę. Parodysiu, kaip tai darau aš. Taip, ir dabar sunersime viršų. Kaip tai darau aš, tai sudedu per pusę ir į pirmą. Ir kaip vat aš asmeniškai darau, nes būna, kad tiesiog sudedi ir va taip neriai sekanti, kuris šalia. Bet aš neriu va į patį pirmą. Tikiuosi matosi. Vat iš šitą, gal biškį būna sunkiau, bet va. Kadangi turim 12, tai turi būti 6 žemi stulpeliai. Tai 1. Ir tada jau iš eilės. 2. 3. 4. 5. Ir 6. Ištraukiu. Šitoj vietoj, ką noriu pasakyti, aš asmeniškai, kai nersim kūną, įnersiu letenas į kūną eigoje.
Jeigu jūs norite prisiūti paskui, tai tada palikite ilgą siūlą. Jeigu kartu planuojate nerti į kūnelį, tai tada ilgo siūlo nereikia. Nukerpame. Štai turim 2 viršutinės letenėlės. Ir dabar apatinę nusinersim. Taip, darome žiedą, kilputę ir vėlgi 6 žemi stulpeliai į žiedą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Didinam stulpelių skaičių į kiekvieną po 2 stulpelius. 1, 2 ir taip iki eilės galo bendrai 12 žemų stulpelių. Taip, kitoje, trečioje eilėje nersime 3 žemus stulpelius. 1, 2, 3 ir darysim 1 stulpelių didinimą. 1, 2. Ir taip iki eilės galo. Taip, dabar bendrai eilėje turime 15 žemų stulpelių ir nuo 4 iki 18 eilės, tai yra 15 eilių, mes nersime ratu po 15 žemų stulpelių. Taip, turime kojytę ir dabar irgi ją prikimšime. Sunersime viršų ir pereisim prie kūno. Čia jau ir pirštas įlenda, tai man taip patogiau. Geriau va patrombuotą kamšalą. Vėlgi stengiamės netempti siūlo, o laikyti rankoj ir tą kamšalą. Tiesiog taip stumt. Pasižiūrim. Aš kadangi turiu 2 letenėlės, tai galiu palyginti. Jūs, kai vieną nusinersit, tai pagal kitą palyginsit antrą. Na štai. Gerai. Taip, ir dabar irgi tokiu pačiu principu uždarome viršų. Turim 15, tai 7 žemi stulpeliai. Vėlgi vat į tą patį pirmą aš neriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7. Ir vėlgi, jeigu norite prisiūt prie kūno, tai paliekat ilgą siūlą. Jeigu įnersite į kūną, tai ilgo siūlo nereikia. Štai. Turime letenėlės ir galėsime pradėti kūnelį. Taip, pradedam nert kūną, darome ratuką, kilputę, neriame 6 žemus stulpelius. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Taip. Ir antroj eilėj 6 kartus didinam žemų stulpelių skaičių. Tai yra į vieną stulpelį 2 žemi stulpeliai. 1, 2. Trečioje eilėje mes neriame vieną žemą stulpelį ir darom vieną stulpelių didinimą. 1 ir 2. Ir taip iki eilės galo. Ketvirtoje eilėje 2 žemi stulpeliai ir 1 stulpelių didinimas. Tai tas pats principas, kaip ir buvo su galva, kad kai pas mus lyginis skaičius eilėje, tai mes jį pradžioje daliname per pusę. Tai 1, didiname, 1, 2 ir tada 1, 2, 3, 4. Čia aš jau taip paskaičiavau, tai čia tas 3, 4, tai čia tas padidinimas. Ir taip iki eilės galo. Ir gale nuneriame paskutinį žemą stulpelį. Taip, sekanti 5 eilė bus 3 žemi stulpeliai ir 1 padidinimas. 1, 2, 3 ir didiname stulpelių skaičių. 1 ir 2. Ir taip iki eilės galo. Šeštoje eilėje 4 žemi stulpeliai ir 1 padidinimas, tai vėlgi pradžioje 1, 2, didiname ir toliau 4 stulpeliai ir 1 padidinimas. Paskutiniai 2 žemi stulpeliai. 1, 2. Ir 7 eilėje 5 žemi stulpeliai ir 1 pridėjimas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, padidinam ir taip iki eilės galo. 8 eilėje 6 žemi stulpeliai ir 1 pridėjimas. Vėlgi pradžioje 1, 2, 3. Pridedam 1 ir 2 ir tada 6 pridedam ir taip iki eilės galo. Taip, likę 3 žemi stulpeliai. 1, 2, 3. Bendrai turime 48 žemus stulpelius eilėje. Ir dabar 9 eilėj mes įnersime apatinės letenėlės, kojeles. Taip, dabar nersime taip. 8 žemi stulpeliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paėmėme koją ir tiesiog įnersime 7 žemus stulpelius. Toliau 1, 2, 3,
4, 5, 6. Dabar tą 7 čia iškart ištrauksiu. Taip. Septyni. Tada tiesiog užrišu. Ir toliau ratu 17 žemų stulpelių. Taip, 17 nusinėrėme ir dabar įnersime antrą koją. Tokiu pačiu būdu. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6. Vėlgi 7 išsitrauksiu, kad ir taip jis tas galiukas trukdo, bet nieko tokio. Ir 7. Vėlgi užrišam. Ir toliau likusius 9 žemus stulpelius. Taigi, štai taip atrodo mūsų detalė. Čia galima tuos patrumpinti. Būna, kad kartais įneriu šituos siūlus, bet šį kartą nedariau šito. Taigi, nuo šio momento, nuo 10 iki 15 eilės, mes ratu nersime po 48 žemus stulpelius. Bendrai bus 6 eilės. Taip, nusinėrėme 6 eilės. Iš viso turim 15 eilių ir dabar 16 eilėje jau mažinsime žemų stulpelių skaičių ir nersime 6 žemus stulpelius ir darysim vieną mažinimą. Vėlgi, iš pradžių 1, 2, 3. Mažiname. Ir tada 6 žemi stulpeliai, mažinimas iki eilės galo. Likę 3 žemi stulpeliai. Dabar bendrai turime 42 žemus stulpelius eilėje ir neriame 2 eilės. 17 ir 18 eilės po 42 žemus stulpelius. 19 eilėje nersime 5 žemus stulpelius ir darysime vieną mažinimą. 2, 3, 4, 5. Mažiname. Ir taip iki eilės galo. Taip, dabar vėlgi 2 eilės, 20 ir 21, neriame ratu po 36 žemus stulpelius. Toliau 22 eilėje nersime 4 žemus stulpelius ir darysim vieną mažinimą. Vėlgi
pirmi 2, 1, 2, mažiname ir tada 4 žemi stulpeliai ir mažinimas. Taip, likę 2 stulpeliai, 1, 2 ir 23 eilėje įnersime viršutinės letenėlės. Taigi, neriame 6 žemus stulpelius, 1, 2, taip, 2, 3, 4, 5, 6, tada 6 su letenėlė, čia gal biškį truputėlį, kad dar kartą patemptą siūlą, kad nebūtų skylės paskui. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, taip, 6 iškart prakišim siūlą. Šeši. Taip pat surišam. Ir toliau pasakysiu taip. Nersime 9 žemus stulpelius, tada 6 žemus stulpelius kartu su ranka. Taip, neriame likusius 3 žemus stulpelius eilėje. 1, 2, 3. Na štai, tokia mūsų detalė. Dabar galime šiek tiek jau pradėti kimšti kūną. Tas pats principas kaip ir su galva. Labai netampam siūlo paties, o taip tiesiog jį trombuojam į delną. Palei vidinės tas sienas, kaip pasakius, ir taip varatu. Ir kiekvieną kartą aš į vidurį dedu ir va taip ratu gerai. Taip, dabar pas mus eilėje 30 žemų stulpelių ir 24 eilėje mes nersime 3 žemus stulpelius ir darysim 1 stulpelių mažinimą. 1, 2, 3. Mažiname. Ir taip iki eilės galo. Taip ir paskutinėje 25 eilėje nersime 2 stulpelius ir 1 mažinimą. Tai visą laiką pradžioje 1, mažinsime ir tada 2 žemi stulpeliai, 1 mažinimas iki eilės galo. Tai paskutinis
stulpelis eilėje. Taip, tada jungiamasis stulpelis. Ir paliekam ilgesnį siūlą, kad galėtume prisiūti galvą. Taip. Iki galo prikemšame detalę kamšalu ir siūsime galvą. Na štai, turime kūnelį ir galime prisiūti galvą. Aš siūsiu galvą, kaip sakant, iš akies bandysiu. Jūs galite parikabinti su kažkokiais markeriais. Aš anksčiau su markeriais kabindavau. Kažkaip tai sulygindavau maždaug pagal stulpelius tas vat viršūnėlės ir prikabindavau, bet dabar bandysiu to nedaryti. Taip. Bandysiu iškart siūt. Maždaug pasižiūrim. Jeigu ką, visko būna, aš kreivai prisiūnu, tai nieko, vėl iš naujo siūnu. Taip, taigi pradėkim. Bandysiu taip. Ir dabar pradedu nuo galvos, kur stulpeliai pas mus. Taip. Tik labai gerai reikia užtraukti ir tada apačioj irgi taip pat. Dabar siūlą kišiu adatą ten, kur buvo jungiamasis stulpelis. Irgi va taip į vieną pro kitą išeina. Užtraukiam. Taip. Tada, kai į viršų, kišam adatą ten, kur išlindo prieš tai, kai adata išlindo su siūlu. Vėlgi, va taip va. Taip, ir vėl į apačią. Ten, kur išlindo adata, ten kišam. Ir pro kitą išlenda. Ir va tokiu principu siūname. Aš labai tikiuosi, kad paaiškinau gerai ir jums matosi. Ir matai va. Čia gal, tas jungiamasis, kur buvo irgi. Taip ir apačioj. Pasižiūrim. Lygtais neblogais galva. Gerai, bandom siūt iki galo. Taip, noriu dar pasakyti, kad prieš pat pabaigą užsiuvimo dar šiek tiek galima va taip į kaklą įdėti kamšalo. Daug labai nereikia, bet vis tiek užpildyti tą ertmę. Taip. Užteks. Ir dabar pabaigsime siūti.
Tai baigiam siūti ir dabar paslėpsim siūlą. Čia va taip užkabinsiu. Padarysiu tokį mazgelį. Patempiam. Ir dabar, kur norit, ar į galvos pusę, ar į kūno. Aš šį kartą į kūno. Ir vėl. Čia geriau gal. Va taip. Tarp siūlų slepiam va. Po pažastim. Taip. Dar galima vieną kartą žemiau nusileisti. Taip, ir kur nors va čia. Ištraukiam. Ir atsargiai nukerpam. Na štai. Turime štai tokį, aš juos vadinu ateiviukas. Tuoj pradėsim daryti veidelį. Taip, tai dabar darysim tempimą. Surandam va čia va viduriuką, kažkur tai 1, 2, 3 nuo snukučio. Ir va čia va aš dursiu ir išvesiu prie šito kraštelio akies. Taip. Tada va čia. Ir išvedu pro tą pačią skylutę. Šiek tiek galima pakelti akį ir kad palįstų po apačią. Paskui pasitaisys. Va. Ir dabar į šalia esančią skylutę vedu. Išeinu irgi per vidurį šitos akytės. Ir va čia va kitoj pusėje irgi. Ir jau irgi išlendu į tą skylutę, kur dabar kišau adatą. Taip, iškart bandau, kad palįstų po akim. Va. Ir dabar, ką mes darom, mes tempiam. Atsargiai, kad nesuplyštų siūlas, būna, kad plyšta. Akis irgi padėsiu iškart paspaudus. Kokio noriu tempimo lygio. Aš smarkiai netempsiu. Taip, per ilgas trukdo. O taip. Ir op. Taip. Galima porą kartų iš tikrųjų. Taip, čia kad pavyktų siūlą įsistatyti. Taip, įsistačiau siūlą už kadro. Ir dabar tiesiog kažkur va čia va išvedu.
Prasintepona nenori brautis, nieko. Gerai prikimšam, reiškia. Viskas nukirpam. Štai, turim tokį vaizdą. Šiek tiek gal stipresnis tempimas, bet paskui dar atsileidžia. Formuokime veiduką. Taip, kaip ir sakiau pradžioje, reikės mums smeigtukų. Čia gal labiau antakiams. Pasižiūrim. 1, 2, 3 į ketvirtą. 1, 2, 3. Maždaug čia. Kas? Taip, taip, 1, 2, 3. Taip. Ir tuoj pasižiūrėsime mes. Na, aš kai žiūriu iš čia, man visai neblogai. Pasižiūrim, ar jie 1, 2, 3, 4. Biškį per toli. 3. Man atrodo šiek tiek šitie trumpesni. Gal va taip va. Gerai. Pabandysim tai palikti. Taip, paskaičiavau tarp antakių 7 stulpeliai, tai galima bus bandyti. Tiesa, man atrodo, kad video pradžioje, pirmoje dalyje, aš kai minėjau siūlus, tai paminėjau tik baltus ir juodus akutėms. Aš antakius darau su rudais. Vėlgi, jūs galite daryti su tokiais, kokius turite. Nu, dabar aš dar juos turėsiu atpainioti. Taip, atpainiojau ir dabar taip. Kažkur pausim. Nu jo, aš siūlų tai visiškai negaliu. Pas mane visą laiką labai ilgus užpalieku. Nu nieko. Taip. Nu, aš palieku taip. Nežinau, ar jie bus identiški, o gal ir nereikia, kad jie būtų identiški. Ir dabar išvedam ten pat. Pasižiūrim. Gerai. Gerai. Dabar surišim. Stipriai nereikia spausti, kad antakiai mums neįsikirstų į galvą. Va. Ir dabar toks principas. Bus ir visur, ir kai akutės darysim, ten pat įvedam ir bet kur. Taip, op, viskas. Tvarka. Taip, dabar akutės. Įmame baltą. Taip, smeigtukų jau nebereiks.
Taip, kur čia pas mus iš apačios. Aš darysiu va čia kažkur. Gerai. Išvedam adatą. Va čia kažkur tais. Per vidurį maždaug. Ir vedam. Pasižiūrim. Galime vesti va čia. Čia. Iš karto. Čia va išvedam. Pasižiūrim. Visai gerai. Ir irgi į viduriuką jo šitas gal veiduko tempimas gavosi stipresnis. Čia dabar biškutį. Ne, gerai. Taip. Čia išvedam. Galima iš tikrųjų bandyti biškį pataisyti. Va taip. Man šiek tiek vat norėtųsi va tą kitą akį. Va. Gerai. Irgi taip pat užrišam ir paslėpiam. Taip, ir dabar, žinau čia kas, blakstienos, vokai, akutės iki galo pabaigsim. Taip, pasižiūrim, kažkur irgi va čia paimsim, vesiu va čia. Tada kažkur va čia mano. Ir išvedam. Bandau čianai, čia įvairiai, žinokit, būna su tais, nu, gal gerai bus. Jo, manau, kad visai gerai. Taip. Vedam čia. Štai. Taip, gerai. Paslėpsim siūlą. Taigi štai mūsų galutinis rezultatas. Meškiukas Benas ir kadangi čia bus mergaitė, tai pavadinsiu ją Benyta. Meškutei trūksta šortukų, juos nersime trečioje dalyje labai greitai. Taigi, parašykite komentaruose, ar jau nerite savo meškiuką, kaip jums sekasi, gal turite kokių nors klausimų arba pasiūlymų. Jeigu jums patiko video, spauskite laiką, nepamirškite prenumeruoti kanalo, kad nepraleistumėte kitų schemų. Ačiū ir iki.